Предбанникė pradėjo deklamuoti Salomėją Nėrį, tai šita bežionė Voroveidu. Pas tai šita bežionė Voroveidu yra toks tikas nervinis, jisai akutėm taip daro. Ir jis, kai kalba čia išsiverčia, kaip hujojam unitažą būna tokia. Iš tai šneka ir tam akutėm. Ir pasako kokį nors bibienę savo Koelio lygio. Juokėsi. Ne, jisai, kai kalba, tai... Bet girtas buvo tai juokėsi. Ir jis pradėjo deklamuoti Salomėją Nėrį. Ir tai jo akiniai tokie pat... Oi, blet, kurva, kaip baisu juoptų. Ir aš tada atsisuku į žurnalistą, sakau, klausyk, pasakyk ką nors. Blet, neįmanoma pas tai būtų. Jis sako, tylėk dunduk. Aš sakau, blet, ant ko tu šokį, sakau, tu blet, senas šitą. Bet nuplovėm degtinę jau parėjo į kelią, pradėjom gerti degtinę. Tai ta boba su karpom sudrybusi, kur, blet, raganos plaušinė geriau atrodo, negu ta boba į baną. Čia, bet baisu šie dalykai, labai skamba negražiai. Tai va, šita bežionė Voroveidu, jam užėjo libido priepuolis, ta boba jis norėjo, bet kadangi girtas, tai atsisuko į žurnalistą, bet netyčia norėjo jau ant žurnalisto užsikabinti, bet parpuolė ir tą šuniuką, kuris ten sukiojasi, ant to šuniuko užpuolė ir nukrito. Netyčia, jis nieko nenorėjo padaryti tam šuniuką. Blet, kaip žurnalistas supyko, žinokit. Sako, durniau, tu dunduk, tu supranti, kad tu čia mano šeimos neliesi. Ir prasidėjo machačius. Žurnalistas kolom kažką tai daro. Teista bežionė Voroveido prisiminęs, kad jis Kauno priblatnionas bando kažkokį karačio parodyti, kažką tokio. Blet, ta boba vemia. Kas man belieka, aš atsistojus, pradėjau rodyti Bibį jiems. Ir pakėlęs tą baleto, šitų gulbelių šokio. Bibį rodau. Kas laimėjo? Nieks nelaimėjo. Mumis rado ryte visus užmygusius.